Kuršmarų vėtrungė yra gana jaunas etninės kultūros paveldo objektas, vienijantis visą Pamario kraštą. Kuršių mariose plaukiojančias burvaltes vėtrungėmis imta žymėti 1844 metais. Jas įvedė Prūsijos karalystės žvejybos inspekcija, tam, kad galėtų lengviau kontroliuoti žvejybą mariose, kad žvejai nepažeidinėtų jiems skirtų žvejybos plotų ir nebrakonieriautų. Vėtrungių pradininku laikomas vyriausiasis karališkasis fišmaisteris Ernstas Vilhelmas Berbomas, kuris gyveno netoli Ventės rago Muižės dvare. Beje, ten netoliese ir palaidotas. Dabartinių mūsų akiai įprastų vėtrungių pirmtakės buvo tiesiog vienos prūsiškos pėdos pločio ir 2 prūsiškų pėdos ilgio plokštės, kurios buvo nudažytos tam tikrais geometriniais ženklais. Kiekvienas kaimas turėjo atitinkamą tą geometrinį ženklą, kuriuos ir sugalvojo Berbomas. Kuršių nerijos kaimų ženklai buvo dažomi juodai ir baltai. Rytinio marių kranto raudonai ir baltai, o pietinio marių kranto dabartinės Kaliningrado srities žvejų kaimų ženklai buvo dažomi geltonai ir mėlynai. Ilgainiui žvejai šias skardines ar medines plokštes su geometriniais ženklais ėmė puošti įmantriais kiaurapjoviais raižiniais. Kai tai nutiko, vietovės ženklas ėmė slėptis po šiais margumynais ir Prūsijos karalystėje išėjo papildomas įstatymas, griežtai reglamentuojantis, kokio dydžio privalo būti šis ženklas ir niekiek nemažesnis. Tačiau kartu buvo įvestas dar ir papildomas laivų ženklinimas. Ant laivo borto ir ant burės turėjo būti parašytos 3 pirmosios kaimo raidės bei žvejybos leidimo numeris. Šis faktas nulėmė, kad fišmaisterio akise ilgainiui vėtrungės nešamas kaimo ženklas prarado prasmę. Taigi po Pirmo pasaulinio karo vėtrungės buvo jau keliamos ant laivų stiebų labiau iš tradicijos. Ir taip jau gavosi, kad kažkada per prievartą įvestas laivų ženklinimas vėtrungėmis tapo labai gyvų ir spalvingų liaudies meno reiškiniu. Kiaurapjovėse raižiniuose susipynė visa simbolių plejada. Tai ir geometrinės figūros, kaip apskritimai, rombai, šešiakampės žvaigždės, stilizuoti aplinkos objektai, kaip namai, laivai ar bažnyčios, valstybingumo ženklai, taip pat šiuolaikiniai objektai, tarkim, dviratis ar šautuvas. Juose galima įžvelgti ir etninės kultūros objektų formų sintezę. Galima įžvelgti ir krikštus, ir architektūros apdailos objektus, kaip vėjalentės ar lėkiai. Taigi juose susipynė visa Pamario krašto kultūros formų įvairovė. Neretai šiuose raižiniuose galima buvo išvysti objektus susijusius su žvejų gyvenimiška patirtimi. Tarkim, žvejams tarnaujant Prūsijos laivyne, jie atvaizduodavo vėliau gotikinės bažnyčias, mečetes ar kokius nors rūmus. Unikalūs ir įmantrūs kiaurapjoviai vėtrungių raižiniai pagimdė daug mitų, kurie iki šiol sklando aplink Kuršių marių vėtrungę. Egzistuoja 2 stovyklos. Vienoje stovykloje yra manančių, jog galime paaiškinti ir unifikuoti visus vėtrungėse vaizduojamus simbolius ir kad jie kiekvienoje skirtingoje vėtrungėje reiškia tą patį.
Tarkime, iš Vėtrungės galime išskaityti žvejo turtus, jo šeimyninę padėtį, jo santykius su kaimynais, kur jisai gyvena, šalia ko gyvena. Tačiau didžioji dauguma Vėtrungės tyrinėtojų, gamintojų bei puoselėtojų yra kitos priešingos nuomonės, kurią patvirtina ir Hansas Vöde, parašęs tam tikrą Vėtrungių Bibliją. O ši pozicija remiasi tuo, kad mes negalime unifikuoti ir susistematizuoti įvairių Vėtrungės raižiniuose matomų simbolių. Ir kad žmonės vaizdavo tai, ką norėjo ir kaip norėjo. Nebuvo jokios aiškios sistemos. Galima būtų išskirti tik tam tikrus simbolius, kurie turėtų vienodą reikšmę kiekvienoje Vėtrungėje. Tarp tokių būtų kryžius ar šešiakampė žvaigždė, kaip Dievo, likimo ar laimės ženklai. Meilės ir vilties ženklai būtų širdis ir inkaras. Arba heraldinis erelis ir karūna simbolizuotų žvejo atsidavimą tėvynei ir patriotizmą. Vėtrungių gamybos amatas, kaip ir pačios Kuršmarių Vėtrungės, pradingo po Antrojo pasaulinio karo, kuris dramatiškai pakeitė šio krašto veidą. Po karo vienas pirmųjų Vėtrungės kaip etnokultūros objekto gaivintojų ir puoselėtojų buvo Eduardas Antanas Jonušas. Tai tautodailininkas, tapytojas, skulptorius, turėjęs muziejininko gyslelę. Jonušas rūpinosi viso Pamario krašto kultūros atgaivinimu ir prikėlimu. Tarp jo darbų yra ir pirmojo Lietuvoje Kurėno pastatymas ir Nidos senųjų etnografinių kapinaičių atkūrimas. Pirmoji publikacija po Antrojo pasaulinio karo apie Vėtrunges pasirodė 1969 metais. Straipsnio autorius Artūras Gedžius, kuris panaudojo nidiškio istoriko Jonaus Putriaus surengtą medžiagą. Būtent po šio straipsnio įsigalėjo terminas Vėtrungė, taip kaip mes dabar ją suprantame. Tačiau patys žvejai šiuos objektus vadino valties flagais arba valties vėliavomis, herbais, karūnėlėmis. Vokiškai tai skambėjo Kuren kam Wimpel. Žodis Vėtrungė iki tol taip pat egzistavo, bet buvo siejamas su vėjarode, vėjo kryptį rodančia Vėtrungė. Vėtrungė yra ypatingai lanksti kūrybinė medžiaga, kadangi jos formos pasiduoda įvairioms kultūrinėms interpretacijoms. Ir nors egzistuoja pozicija, jog taip Vėtrungė praranda savo autentiškumą, tačiau jos formos atpažįstamumas bet kuriuo atveju konotuoja šio objekto priklausomybę Kuršių marių regiono istorijai. Vėtrungės kaip suvenyrai, kaip papuošalai, kaip rinkodaros objektai egzistuoja daug anksčiau, nei mes galime įsivaizduoti. Jau 20 amžiaus pradžioje buvo galima įsigyti Vėtrungių siluetais papuoštų segių, organizacijų ženkliukų arba Vėtrungės buvo naudojamos reklamai. Po Pirmo pasaulinio karo Vėtrungės kaip suvenyrus poilsiautojams gamino ne tik žvejai, bet ir kiti pasipelnyti užsimanę Pamario gyventojai. Pavyzdžiui, pastorius iš Rasytės, kuris ne tik pats gamino, bet ir subūrė paauglių grupę, kurie jas gamino specialiose dirbtuvėse. Vėtrungių gamyba siejasi ne tik su istorinės atminties puoselėjimu, bet ir su estetikos poreikiu. Ta nuostabiai įrodo Nidoje esanti Vėtrungių alėja. Tai muziejus po atviru dangumi, kuriame išsidėsčiusios net 82 Vėtrungės pagal autentiškus Vėtrungių brėžinius atkurtos meistro Vaidoto Bliūdžiaus.
Čia Vėtrungės įsikūrė 2003-2007 metais, o šį projektą parengė brolis ir sesuo Krikštapavičiai. Vėtrungių ekspozicijas po atviru dangumi galime išvysti ir Klaipėdoje, ir Kintuose, ir Drevernoje. Vėtrungė kaip etnokultūros objektas yra plačiai naudojamas edukacijos sferoje. Daugelis Pamario krašto kultūros organizacijų, muziejų ar verslo subjektų teikia edukacinės paslaugas vaikams, suaugusiems, kurių metu jie gali ne tik sužinoti su Vėtrunge susijusią istoriją, bet ir patys pasigaminti ar nusispalvinti jau pagamintus Vėtrungių modelius. Edukacijos susijusios su Vėtrungėmis apima daugybės sferų. Tai ne tik istorijos pasakojimas. Per Vėtrungę galima mokytis ir simbolių kalbos, ženklų sistemos, inicialų kūrimo, o be to Vėtrungė yra puikiai medžiaga mokytis matematikos, geometrijos ar proporcijų. Autentiškos Vėtrungių gamybos atgaivinimo jau tikrai nebegalime tikėtis, nes nebeegzistuoja ir jos pirmapradės funkcijos. Nebereikia Vėtrungės kelti ant laivų stiebų, kad taip galėtume kontroliuoti žvejybą. Vėtrungė yra giliai įleidusi šaknis į Pamario krašto gyventojų sąmonę ir leidžia kurti bendruomenės tapatybę. Ši spalvinga etnokultūros dalelė yra ne kas kita, o kaip pats gyvenimas.